200%, man rodos. Na ir žinokit, oficialiai aš nuo dabar esu ūkininkas. Pasiekimą derlinga žemė. Net atšymantai lietuviškai, labai laiko. Nes iš tiesų turim dabar... Hebra, viską keisim. Sienas, viską. Tiek, na, savo maisto galim užsiauginti, kaip su kemba, reikia knievotų nuo lovo. Opa. Taipogi man dar daug sakė, kad man reikia iš tiesų nešiotis kibirą vandens su savimi. Būtinai reikia nešiotis. Edvi, jeigu tu žinok šitą... šitą vat, mano streamą arba išsisaugojusi streamą, parašyk į komentarus ir aš labai atsiprašau, kad kopinu tavo namą. Tiesiog žiūrovai paprašė. Taip, žinau, Hebra, negalima, jeigu ten po streamo yra išsisaugojęs ten tas streamas. Taip, žinau, negalima ten tada komentarų rašyti, bet aš galiu padaryti. Va, Hebra, bus toks. Ar jūs nepalaukit? Oh my gosh, koks mažas plyšelis, drąsiai einu ir tik reaguosi į sieną visą kelią va taip. Aš čia kuo puikiausiai galėjau eiti ten nukrist. Kaip ta karvė ką tik padarė. Bet jinai vandenį. Žiūrėk, čia ant vanduonės nebėgi. Tu ką pavarom pažiūrėti iš čia. Rytų va šitaip. Gerai, sutvarkysim. Reikės žemės blokų ir... Žinau, kas tai karvė nutiko bent jau. Čia giliau reikia. Turim žiūrėti airą. Čia grinai rodynas toks praktiškai beveik visas užduotys yra atskleistas. Ai, jopavai mat, jopavai mat. Твой мать! Твой мать! Gerai. Ne, biški didinu čia. Jo, Hebra, žinokit, kopėčius čia. Gerai. Ką tu čia darai? Jam tai gal bus antras aukštas, kad nebūtų ant tiek stipriai nukopinta nuo Edvio? Ne, nebus. Nes čia mažas labai kalnas. Ir taip matos, kad čia galėsim padaryti permaminę. Ir, mobai neatsiras. Tai va, Edvis per 2 serijas pastatė namą. Nes aš dabar antrą žiūriu jo seriją, tai va. Ne, Hebra, aš jo visiškai visas fermas ten su viskom, ne, aš tingiu jau tenais viską daryti. Gerai. Prisimandravoju, reikia lovos. Papi, Gerai, va, čia biškai pastatysiu. Jaugi iškepė. Papi, fire! Fucking got you.
aš svarbiausius patarimus rašysiu ant sienos. Ir iš praeito epizodo tikriausiai patarimas, kurį dabar panaudosiu, tai yra žmogaus kronikas yra Rockerbotas. Tad Rockerbotas, pasidaryk skydą. Ok, čia yra pirmas patarimas. Skydą ir mes darysimės, bet ne dabar. Labai svarbu pasidaryti skydą, aš dabar pasidarysiu skydą. Ir pasirodo skydas darosi va štai, va taip, kad šis buvo netgi visą receptą man parašė į komentarus su žodžiais būtent taip sudėtais kaip reikia. Ir mes turim skydą dabar, ir dabar aš jau žiūrėkit kaip galingai atrodau, ant kiek aš amazing. Ačiū tau Rockerbotą ir taipogi čia bus po to siena. Po kiekvieną epizodą aš pridėsiu po patarimą, po būtiniausią man patarimą, o aš būtent daryti tai, ką jūs man sakot. Tad sekantis klausimas jums, iš ko man padaryti čia grindis, lubas ir sienas. Aš noriu turėti gražų namą ir aš noriu, kad man padėtumėte jūs, kadangi man galvoti yra mediena, bet galbūt kažkas iš jūsų kažką įdomiau esat sumąstę. Tad aš laukiu jūsų komentarų, ką man būtent padaryti. Tada čia praleisiu. Kad aš išgyvenčiau dar vieną dieną. Na, bet žinokit, šiandien kartai buvo kaip ir viskas, aš žinokit, na, aš žiūrėjau, su jumis buvo visą. Kad taip galėčiau išeiti. Bus toks mini tiltukas. Nu taip, į apačią bus tiltas. Bro, Hebra, aš jau iki 20 buvau peržiūrėjęs, bet dabar iš naujo. Sienas asmeniškam name ir dar yra šiek tiek pokyčių, na štai, tai čia yra laiptai pirmiausia, dar čia vat sieną pakeičiau, tačiau iš mojų žiūrėjau projekto fermą, tai niekas man prieš tai. Na ir ką padaryti, čia dar kelią kaip ir padariau, dar šiek tiek, o palaukit, daugiau užaugo jėgų, man reikia jėgų daryti, ir aš renku pasėjau, gal čia buvau praleidęs sieną, ir po to vedu va štai va čia, po to čia šiek tiek supratęs, na į ateitį, kadangi aš padaryti kažką, aš galvoju, kad darysim kažką galbūt su moliūgais ar arbūzais, kadangi man moliūgai ir arbūzai arba kažkuris iš tų yra labai svarbus su villageriai. Man dar iki villagerių netoli, tačiau, na, bent jau gerai yra žinoti, tai mes turėsime pamoką dedizuotą ir moliūgam, ir arbūzam, kas yra gerai. Ei, what the hell? Kodėl čia buvo vieta? Tikriausiai langas, bet nors čia stiklo yra viskas. Gal aš tada langą darau. Grinais. Hebra, čia viskas tas pats. Viskas yra tas pats, ane? Tik tais čia dydis. Vat, apie dydį aš nepagalvojau. Aš šitą žinojau, tiesiog buvau pamiršęs realiai ir kad mes galim su Vilnom prašokti paprasčiausiai per fensus, tai yra žiauriai gerai. Reikia čia palikti namie, kadangi man čia pusės daiktų reikia. O, susitvarkiau inventorių, dabar mes, manau, galim realiai jau eiti, pasikasėti. Aš labai noriu atrasti deimantų. Aš dar neradau deimantų. Aš gyvenu ant laimo įrankų, jeigu nėra gerai. Bet taip aš sistemį skydą turiu, aš skydą būtinai aišku pasiimsiu. Dabar taip panaudosim mes dabar Vilnas, bet man reikia, žinokit, daryti dar kitą išėjimą iš tiesų, nes aš taip čia išėjimą ir turiu per fermą. Dar reikės antrą padaryti, arba aš netgi. Kažkur čia, aš nerandu, žinai, kažkur yra čia plius minus. Kai aš griauju sienas, man čia jisai urzgė, bet aš nerandu, aš jų prieš tai ieškau, bet aš nerandu, kur tas zombis. Kas burzgė traktorius? Bet aš nerandu nieko, kad ir kur ieškau, nieko nėra jau. Vaikurks, gyvent sienos, ir mes turim sienos zombį. Pasaulyje tą patį yra vyną, kurį aš atradau praeitą kartą, kur labai liūdnai numirė karvė, bet tai ką padarysi. Atibaigė man dar šitą. Torčai, va čia buvo viena iš taisyklių, jeigu eini kasytis pasiimk torčų, o torčų nepasiėmė, bet nieko galim pasigaminti, kadangi čia buvo žemaironų yra tobulo. Na, ir kaulo, man kaulo labai reikia, pasiimti torčų. Ir šį kartą mes eisim žemai, mes ieškosim jau deimantų šį kartą, man labai reikia deimantų, na, ir dar tų blokų tikriausiai. Ir čia kaulo tai baisiai daug, žinau, bet čia gali būti mano kaulo kasyklą, ten matau ironą, bet kol kas man nelabai reikia. Tiesiog pasidarysiu šiek tiek torčų, kad turėčiau tiesiog. Gerai, mes leidžiame dabar į tikriausiai kažkur 9 lygį, aš čia buvau, čia atrodo aukštas iš to lygį, taip, man reikia dar nepasimesti, kur aš buvau. Kodėl aš čia neuždengiu, gi čia gali ateiti koks žmogus, nes aš žaidžiu multiplayer. Hebra, ateisit čia ir va, matysit mano ten koordinatės namų. Tai kad, nu, žinau, ten langai matysis visi.
Bet netgi neatrodys, kad tiesiog jeigu tie žmonės čia taip ateis, galvos, what the fuck, kur? Pradės galvo, ai, čia, palauk, bum ant hardcore ir numirs. Kas atsimenat mano serijas, serijas labai didelės ir labai ilgas sezonais, tai mes kūrėme namus tiksliau, žmonėms. Nes aš savo servą kūriau ir sukūriau. Čia rimtai, kiek čia daug redstone'ų? Kodėl aš tiek redstone'ų randu? Man atrodo, žinai, kad laikais taip redstone'as nebuvo toks dažnas dalykas. Aš čia žiauriai daug randu iš tikrųjų. Ir žodžiu, statom toliau. Tikiuosi, kad nebus tiesiai virš manęs. Kur šitoj pusėj? Kažkur šitoj pusėj. O, gerai, mes esam žemiau į mano pasirodo. Apstarys, mes čia laiptus, tai man dar taip ilgai... Čia, kad būtų gražiau. Tik neužbėgant. Dabar taip, viena iš taisyklių buvo pasiimti vandens kibirą. Ir mes radom redstone'o, iron'o ir aukso. Ir mano šitą baigė kiek jau? Ok, baigė, turim iron'o iškepto dabar jau. Na, gal pasakysiu, aš dar vieną pikeksą dėl visa ko. Čia man kas keista, kad aš nesutupau nei vieną mokslį. Tai labai keista. Čia reikia eiti pakeisti, nes čia blogai padariau. Nu va. Tai redstone'as kol kas yra mano geriausias XP šaltinis, žinoma, norint užsienčantinti bet ką tai, man reikia bet Bum. kuriuo atveju turėti... Dabar čia viskas bus dvigubai gražiau. Laikas imti skydą, čia reikia apsišviesti. Ką dabar bus kova su šarvuotu skeletu? Jis dar išsišviečia, ai, su redstone'u paklausį šviečia. O, ramiai. O, abu prieš mane. O ne, pataikė vienas iš jų. Kas čia buvo? Creeperis. Jis man praktiškai užtvėrė kelią tas creeperis realiai, bet tas vienas kartais nelabai suveikia man. O, gerai, kartais suveikia. Čia keli tie skeletai. Ne, aš po stiklu turėjau daryt. Nu, bet čia jau nieko tokio. 3 skeletai čia buvo, aš ką tik laimėjau prieš 3 skeletus. Nes čia jaučiu, kad ir tai bus. Čia mediena, bet ne, nebus. Blemba, suklusau viską. O, jėtus, dar vienas. Man čia reikia labai gerai. Šitaip, mirk. Davai. Įdomu, gali mano skydo atšokti strėlė ir pataikyti skeletą ir jį... Block of netherite. O, aš nespėjau skydo įsitraukti. O, įspėjau. Davai, šitaip, opa, jas. Kiek čia daug irono, galiu šilau neblogas kasyklas ir irono ir lazulio. Tai man reikia, žinokit, žymiai daugiau torčių. Sterviu, čia reikia apsišviesti labai neblogai. Ir aš dabar žiauriai jau, nes dabar miškaus vietos, kadangi čia yra bandų. Čia reikia labai atsargiai. Čia turim lavos, šiek tiek galim užpinti. Nėra šaltinį lavos, nėra lavos, opa. Dabar reikia torčio. Ir čia į viršų yra aš ateimas nerasiu tokiam aukšte kaip esmė. Dar aš noriu, o jie... Gerai. Darom sieną. Ir čia turim uždėti medį. Nežinau, Hebra, ar bandysim kažką įkalint. Jaučiu, tiesiog paimsim kokį kiaušinį, mobo kiaušinį, paimsim jaučiu ir viskas. Ir padėsim ten tą kiaušinį ir atsiras. Tiesiog aš nenoriu rizikuoti dėl šito namo, nes čia susprogs ir tada vėl bus, streamas, kaip aš viską darau. Bro, aš toks dėsnas. Oi, čia nenorėjau padaryti.
ir jie buvo šalia redstone, ne prie kaulo, tai kažkas man matyt klydot gal. Ir turim 8 skaitančius redstone, bet neturiu. Turim iškasti būtent tai, va gal achievement deimantai, pagaliau. Jas turim 8 deimantus, pagaliau deimantai. Mes jau esam arčiau pilno diamond setupo, šiek tiek, 8 nelabai, bet aš galvoju, kad reikės investuoti į, enchantment table pradžiui. Bet mes turim deimantų, kas yra pagaliau. Nu čia uždėsiu. Aš žinau, kad čia būtų topas. 15 pradžiai tikrai užteks. Girdžiu vandenį. Prasme, ką aš padariau? Kažkur čia. Girdžiu vandenį ir lavą. Tik nežinau, link kurio aš dabar einu, ar link vandens, ar link lavos. Oh my god, man atrodo čia virš. Aš iš visų pusės vandenį. Aš tada supratau, kur atrodo, čia var vidury vandens, ta prasme, aš einu iš visų pusės. Radau medienos. Oh my god, čia kasyklos. Ir atradau vandenį, kurį girdėjau. Radau kasyklos. Kur tos vanduo čia buvo? Aš matyt čia visur girdėjau visą laiką. Tai gerai, kad čia patikėti, man dabar labai reikės kilo, žinokit. Einam miegoti. Tai čia gerai, mes čia galim rasti sėklų, mes čia galim rasti, ne tik čia galim rasti arbūzų, pro melionę, netgi galim rasti, Viskas miegam. Velnias. Jūs pargas rūčiu. Aha. Man reikia daugiau to. Edvis daro taip aukštai kalne. Nu pas mane šuls blėgavos. Diena man yra svarbi, todėl nes čia geriau matos. Taip žinau, visi sakys. Tas įmantas galėjo torčius dėtis. Ne. Aš žinau, kad galiu torčius dėtis. Aš tiesiog. Man nereikia tų torčių, žinau. Nereikia man tų torčių, jūs norit galite patys juos dėti. Bet man jų nereikia. Žinau, kad reikia man begalybė ir... Ne, chebra, aš ne tik kaimeliuose gyventi norėjau. Aš norėdavau gyventi ne tik per hardcore tokiam, ten tokiame kaimelyje. Aš tiesiog galėjau jau eiti statytis šitą namą. Bet žinot, taip jau pasitaiko. Ne, chebra, čia čia bus laipteliai. Ir tenais lipsi, ir tenais, bus tenais. Ten bus. Bet čia kol kas uždengsim. Gerai, žodžiu statom. Jeigu tai pasileisk muzikos, negaliu, nes man tada ausinių reikia. Kadangi aš esu susikūręs savo dainą, magiją, tai, aš daug esu ten dainų susikūręs. Magija, šaltinis, ten balsą esu labai pakeitęs. Tai va. Aš jau greitai būsiu ties ta riba, tai man nebūtų prikalbėta čia. Kaip čia dega pasirodo šitas manšaftas. Įdam ten bloką. The hell, Minecraft'e manšaftas dega, what the? Atrodo, jis kaip bedrota, reikia apšviesti kaip manoma daugiau. Čia gale mes turim dar daugiau manšafto. Oh my, kokio jis dydžio. Ir bent jau mogu dabar taip nesispavina, kadangi čia nemažai apšviesti. Rusų youtuberis, ar čia buvo, neatsimenu, kur turėjo labai ilgas hardcore serijas ir numirė nuo mažo zombio, tai nenoriu aš irgi pasibaigti. Nors tos serijos nėra ilgas, bet still. Minecraft'as labai... Čia yra keli Minecraft'ai. Šitą aš buvau, okei, o šitą aš buvau. Oh my gosh. Man atrodo, aš jau galimai apšviečau nemažą dalį šito manšafto ir apšviečiu jas labai daug. Tai galbūt jau čia bus saugu tiesiog po to ateiti šiaip pasityrinėti, pavaikščiot, pakasti va šitų visokiausių blokų. Ai ne, dar aš tik šitoj pusėj buvau, dar yra čia kelios pusės. Ir keli aukštai. No. Gerai. Aš nuo raganos.
O, jėdvi. Aš nuo raganos pasibaigiau. Aš esu deimantų lygyje, tas yra gerai. Tik aš galvoju, ar aš dabar realiai nežudžiu su savo sėkme per daug zombių. Palaukit. Einame mes į Edvio kanalą biškį. Ir aš net nebežinau, kur aš buvau ir kur nebuvau. Kad gal aš negrįšiu paprastai. Apsilankyti kanalą. Aš iš niekur nieko išlindo. O, dar čia kad man davė su šarvu, bet man nereikia tų šarvų, ačiū. Čia yra creepy, čia iš niekur nieko atsiranda zombiai, visokiausių Endermenai. Tai žinoma. Dar 3 nuorodos. Discord. Visada. Tik aš nepamenu, kokiam plotį jie realiai. Taip, aš Jevą turiu. Tai jau kadangi atradau, tai galvoju, kad gal Priimti kvietimą. Ateik pas mane. Aš Turim. būsiu papačia. Okei. Aš žinau Endermeną. Čia mano pirmas Endermenas. Supratau, supratau. Kadangi tada tikrai, kad paimčiau Enderperlo. Ateik čia. Galingos velnios. Ir tenis reikia man nukit žiauriai galingai. Man reikia šitą bloką dar uždengti šitoj vietoj. Čia 3 Endermenų yra šitoj vietoj. Man atrodo, kad kirvis yra geriau. Tai naudosim kirvį. Kadangi aš žinau kratų, čia gana išlėdau užaugti, mes naudojam kirvį prieš Endermenus. Arba, dar šiek tiek palaukia toliau. Enderperlas, yes. Gerai, švėl išmėsim, nebereik krosnės. Ačiū krosnė, tau už savo pagalbą, tu tavęs nebereikia. Endermenas trečias, kur trečias Endermenas? Ateik pas mane, aš pažiūrėjau tave. Edvijoniškės. What? Diskusijos. Išmėsim crafting table tikriausiai. Ne, negaliu išmėsti crafting table. Oh my phone. Tarzanas, ką jaunimas, ką geresnio. Tarzanas tavęs klausiu. Sveikučiai, sveikas Tarzanai. Labą. Man rodos, man tai žinokit kastis į viršų tiesiog paprasčiausiai. Kilsim į viršų kažkur bet kur. Mano pikeksas tu įsulūš, mano kardas tu įsulūš, man niekas. Ką, kas čia pirmą lygį praktika? Svarbu, kad galiu pasigaminti daugiau, kas yra gerai. Oi. Jeigu sulūštų mano kardas, Level up. tiesiog galiu aš karinį naudoti. Tas irgi yra gerai. What the fucking bro? Paviršius. Tikėkime, kad čia jie paprasčiau paviršius. Diskusijos, mėmes, žaidimai. Kiek toli aš Pagrindinis. aš net nežinau, kad čia šalia manęs yra svampai, nebent aš esu ne šalia savęs. Gal būtų buvę protinga. Serverio vadovas Edvis, aišku. Gal šis dalykas ne visai veltui. Ką dabar išmest? Man tik ripsau nereikia, galvoju. Jiem nereikia tik ripsau. Nu, arklių radau, mišką radau, bet... Palauk, tas miškas yra man labai matytas. Aš žinau, kad aš gyvenu kažkur tai palei tą mišką. Aš žinau, kad šiaip vieta labai panaši iš tiesų į jį. Aš nežinau, kiek aš laiko buvau iš tiesų po žeme, aš nemiegojau ten į kartą, kad dabar fantomai dar neužpultų mane. Pabėgimas iš namų. Ir šitas creeperis amžinai visą laiką. Naujas pelės laimėtojas. Ten yra dykuma, toj pusiai, ten yra savana, ten biomas. Gauk sunitro. Okei. Gavau. Naujas. Visi kanalai. Taisyklės. Tiek daug taisyklių. Gal nežinau, ar mačiau beržų biomą, ar tiesiog beržų, bet kažkur ir prie vandens čia žiūri panašiai prie mano kanalų. Kazimieras. Kazimierai, ką tu čia veikia? Įsivaizduoju, kaip tik mano namai, ir aš noriu supras, kaip mano greičiau. Plaktų rabinas, ar čia mano rabinas? Krioklys? O, man, aš matau, čia mano krioklys. O, jas. Jo, čia mano krioklys. O, kabra, mes namie, pagaliau. Gerai, labai rizikuosiu, žinau, kad Miner. Gerai, kad šių savo instinktus ir jau paskui gal nuskrius atpažįstu. Pagaliau. Man rolas čia man užteks kauko, ir toliau pasirinkti realiai. Deimantų, kas yra svarbiausia, ir 4 snimtegus. Gerai, aš noriu pabandyti ar patestuoti man su grindim, su sienom, noriu pažiūrėti, ką galime gauti. Aš turiu iš tų blokų jau šiek tiek pasirinkęs, nu anksčiau, kol prakilna šitą dalyką, kadangi čia aplinkui, kaip matot, va čia jų buvo. Ir andesaito, mes daugiausiai andesaito, man rodos. Ir jeigu sieną naudočiau andesaitą va šitą. Kadangi man daug kas sakė, kad jau iš jų nėra, na, Ateinate diskusijas. Ir aš parašiau labą. Daugiausiai dar čia yra tiesiai už ženklą šituo bloku, jeigu dar
Galit čia ateiti. Ir aš esu Eimantas LTU. Sakė, kad daryk slavus, tai gausim žymiai daugiau, tai čia yra iš tikrųjų protinga. Mes galim slavais va taip va padaryti va grindim, tai reikės man dar žinokit ir medienos iš tų prisikirsti, tai jo medieną irgi jau galim. Prisijungęs. Ir mūsų grindys kaip ir daug irgi gal iškiesti. Jeigu tiesiog kabulstūną, matai, kad kabulstūną galima paprasčiausiai naudoti. Bro. Kabulstūnų aš nežinau, man patinka. Ateinat ir va. Su jais aš turiu bendrą idėją vieną. Turėsim šiek tiek aukštesnius kabulstūnus. Gerai, einam į Griuksės kanalą. Tai kabulstūnas, manau, kad yra geras variantas. Gerai. Padarėm va štai va šitaip. Griuksė. Ir tai nėra medis augantis, aš nenorėjau jo nukirsti. Bum. Dabar medis augs. Griuksė. Ką padarysi? Prenumeruoti visada. Panašesni namus, Visi. Bum. Jau naktis prasideda. Labas rytas. Bro, nėra. Ir gal nieko, aš nežinau, man iš tų patinka. Čia reikėtų tiesiog medžio įmaišyti, gal pavyzdžiui, kampus tiesiog grino medžio, gal čia kažkaip reikės daugiau dizaino įmesti. Tai žinokit, moliukai. Jo, streamas buvo. Ir dabar einam, žinokit, Jeigu nebuvot streame, kitą streamą būtinai nueinat. Arba užmušiu. pavyzdžiui, va čia, pavyzdžiui, aš kol kas nemanau, kad reikia, aš manau, kad man jo apskritai reikia, bet aš turiu tiek daug daržo, kol kas tuščio. Vafliukai? Sakot, vafliukai buvo. Ieškoti. Dvijoniškis. Čia ir man atrodo, tik liko man 4 arbūzam. Va, ir jie dabar aug visi į šitą pusę arba į šitą pusę vienas galėtų gauti. Kol kas ir arbūzų, ir moliūgų augant, ir man dabar reikia jau šitų šiek tiek aprinkti. Kiek daug yra žiūri gerai. Į šitą pusę jau dabar. Opa, žiūrėjau, jau susitikau panašiai, jau plečiamės, kai reikalas greitai. Opa. Ir man dar labai daug rašė pakeisti nustatymus tam tikrų dalykų. Ir čia yra pasirodo prie music ir show subtitles. Šitas dalykas, kai vaikštai ir rašo žingsnius iš kurios pusės ir kaip vanduo. Man tai būtų padėję, kol aš kasinėjaus. Aš rimtai nežinau, kad toks dalykas egzistuoja Minecraft'e. Rodas. Žiauriai, ačiū, kad man dar už tą patarimą. Tačiau kas eis į būtiniausių patarimų dabar sieną klausimas. Ir komentaras yra iš Airidas Zukauskas. Pasižymėk koordinatės. Čia yra žiauriai geras patarimas. Kodėl? Blogi koordinatės rašo su 2 o raidėm, kas netikit pasigūglinti, čia ne klaida. Pasižiūrėk koordinatės, labai du geri patarimai. Ir taipogi dar labai daug rašyt įsijung shaderius. Man kompas tikrai velka shaderius, tačiau man žiūrėt patinka tas paprastas, vanilo vaizdas, tai galim pabandyti. Čia yra Silver Extreme shaderiai, tai čia yra vieni galingiausių shaderių iš tikrųjų. Aš tai žinokit suprantu, kad atrodo iš tikrųjų žiūri gerai. Realiai, wow, iš tikrųjų termos žiūri gerai atrodo. Tačiau aš nežinau, ar yra smagu žaisti su shaderiais. Ypač tamsoj bus labai sunku matyti. Arba egzistuoja dar tokie paprastesni shaderiai. Pagalba. Vis dar kaip vanila ir jie, man atrodo, veikia ant tokios bulvės kompo. Yra vis dar šešėliai, bet žinoma, neatrodo taip įspūdingai, kaip atrodė Anieta. Duokit, žinot, ar jums patinka be shaderių, su šitais shaderiais, ar su ekstremaliais iš viso shaderiais. Gal tada žaisiu su shaderiais, jeigu labai norit iš tiesų. Tačiau, žinokit, šią kartą aš jau pasakysiu, kad buvo kaip ir viskas. Jo, čia mano bilietas, kad susitikt Edviu. Nu, su Edviu tiesiog, kad susitikt. Sveiki sugrįžę prie 4 Minecraft hardcore dalies ir šį kartą yra pas mane pakeitimų namie, tad kaip ir sakiau, aš pagalvojau, kad... Gerai, eime į mano Minecraft. Real Minecraft. Dabar čia yra lapai aplink langus. Bandžiau padaryti gražiau, tai ir taipogi mes turim naują išėjimą iš mūsų namų. Čia praktiškai viskas, ką padarėm. Nu, šiaip jo, pas Edvį yra ten gražiau. Beveik viskas. Beveik kopija. Jo, hebra, kur aš jum? Taip pakeičiau plaukus. Ir tas šukinas jau šiek tiek pasikeitęs, jis nebeatrodo taip, kaip atrodė anksčiau mano, prieš tai, kai kurie buvau, tas pagalvojau. Kodėl man susigadino? Taipogi aš buvau labai geltonas, Neužknisk. Gerai, ką šį kartą dabar šį Blet, nu, pofik. Bus gerai. Man kažkas sakė, kad visai, kad moliūgai yra labai Nors ne, nebus gerai. Aš nežinau, aš gaunu daug patarimų, kurie sako vienaip, kitaip ir nežinau, bet esmė tame, žinokit, kad mes šį kartą eisim patyrinėti. Žodžiu. Atrasti village'ą kažkur, tai būtų bent jau gerai. Ir taipogi man reikia Eimantui nieko negalima duoti. Ir visi vadinasi vafliu.
kaip tas vafliūnas su talelė. Tada bus... Tada jum visiems į galvas. Puber. Suka. Edvis prisijungė. Padėdama Edvis? Ne, tai man jau... Nežinau. Chebra, čia bus atsarginis išėjimas. Juokauju, čia bus lapai. Va, matot? Ir gali tipo praeiti. Juokauju. Čia jumis apgavau. Niekada taip nedarykit, nes kažkas gali uždegti. Nu va, pastatėm viską kaip priklauso. Čia ten, kur nėra, tai ten dėsim va taip. Nu va, padarėm dabar tikrai. Pas Edvi. Vat pas Edvi. Pas Edvi. Pas Edvi yra tik ten taip viršui lapai. Tik tais viršuje. O pas mane netgi apačioj. Tai va. Kas pensi, duris. Nu ir dabar darom tiltą. Mėlyną, juokauju. Va. Taip, chebra, darysim fermas. Virš namo. Nors ne, chebra, virš namo turėsim ūkį. Atstoja Edvi kaip karvė. Tai irgi darysi fermą šitų bitų. Bičių, ne bitų. Nu taip darysi. Man tiesiog yra įdomu, kaip dirba bitas. Sorry, man tai prisipažink, kad pavydė Edvi. Ne, aš nepavydžiu. Nu žinot, yra jam taip buvę. Pamatot pas youtuberį, ane, ir tiesiog taip galvojat, ir taip bum, ateina idėja. Kad
kad... Nors ir vėlgi man kaktusų reikia. Aš ką? Nežiūrė, ko žiūri? Nėra pasiimti. Va čia taip varot. Ir taip pat taip eina žmogus ir gal... Ir nemato, kad čia yra namas. Gerai, šitos lovos nebus. Jo, šitos lovos nebus. Nesijaudinkite. Tai va. Į kelionę čia taip... Matai, tu debilas, kaip tu užlipsi ant tų tikrų ten vietų, ant savo namo. Paprastai aš nemato darau to kelio. Nereik labai didelio. Nu dabar tai gali kažkas šitais atrast mano chatą. Nu va, ateinat. Man dar taipogi daug kas tai sakėt dėl viso ko tikriausiai veikėja. Dabar taip kažkur reikia man čia laikai, kas okei. Leidžiamės tiesiai į apačią, kad vėl žiūriu durnas panas Minecraft'e, bet aš nežinau. Tai reikia paimti, jo, aš reikia neimti. Ir dar viso ko noriu išimti tiesiai visą. Tai dar kad yra skirtingo. Ir ką tu čia su kažkas sėdu, galėsi nori jau turėti. Bet tu dar smėliu. Man turbūt nereikia. Žinot, nereikia. Reikia šitus kaulų, aš ne gal kaulų šveiksiu, o turiu aukso, okei. Turiu šarvai, okei, turiu šarvus. Jo, čia taip einat. Tada čia taip iš šono. Ir tada čia taip, kai einat, čia va taip ateinat, čia jau bus ferma. Gal bičių, gal paprasta. Tada čia einat ir bus toks papelis. Tada čia prasidės čia stai nameliai. Nu, ferma žodžiu. Ten medžiui ten. Bus 2 nusileidimai. Šitie augina morkas ir bulves, būtų žiauriai amazing. Labas, katinukai, varpas, paimkim su varpą, pavyzdžiui. Gerai, ar čia morkos? O kas čia? Haha. Čia javus augina tik tai. Aš paimsiu sakyti visų javų blokus, kadangi aš pagės pasirodo. Čia daug ūkininkų, šitą būtų duonos, čia daug ūkininkų, čia vietų ūkininkų kaimelis. Visų javus duoda realiai emeraldų. Valgai. Pasiemam. Nevokit mano javų. Gerai, aš kaip žinau, čia emeraldų už javus kažkur. Imsiu emeraldų. Taip. Aš noriu trumpesnį pasidaryti, kad jeigu reikėtų bėgti nuo kokio monstro. Tai va, čia kad būtų. Nu, gerai, čia nereikia. Bum, pasiemam. Tu pažiūrėkit, tipo, galdo koks creeperis arba dar kažkas. Bėgi. Bum. Atsidarai, bum, bėgi ir užsidarai. Ir tada čia taip saugu. Opa, saugu, ten, žinai, išeina va. Ir varai ten toliau kasinėtis. Tu gali atsiknist. Aš jau darysiu, jį niek nepašauks, ir dar pasižymėsiu, aš esu
viršui, čestas. Javai, kaip didelė gerai, į kurią pusę mes dabar eisim? Galvoju, gal ten, Nu va. Eini. Padarysim biškį storesnį takelį. Daiktum. Čia bus irgi mini firma. Okay. Jau biškį atsibodo čia sėdėti. Tai čia vat galėsim augint. Pelės, žodžiu viską. Pumpkin, melon, brittle, twitches, man. Nu ką, taip pat gražiai čia viskas. Gerai. Pavelys. Medis bus. Ir bus dar gal lapai. Va. Tada per šitą pusę va čia va ateiti ir va čia bus ant vietoj va akmeninis dalykas ir mes esam namie. Ir žinai, padėsim auksą, padėsim deimantų, davėsiu šį deimantinių šarvus arklio. Ir nežinau, kad reikia paliksiu. Ir manau, mes varom dar kartelį, galbūt į kitą pusę. Laukit. Aš nebuvau nuėjęs apskritai, kadangi man čia viskas yra nepažįstama šitoj pusėj. Šuniukas, o man aš klausiu nepalikau. Bet žinoti, kad yra šunius galėsim prisijaukinti. Netheraitas. Išgazdinau. Noriu rasti kažkur tai iš tiesų bulvių ir morkų. Ir čia visur dykuma. Stiklas. Bet dar tokia didelė pastoji kalnuota dykuma. Ir čia vanduo. Wow. Jau dykuma. Nebe wow. Kaimelis. Visi galvoja eiktų. Eimantas. Juk jis darys ten paprastas ten visokias fermas ten vis. No. Eimantas stengiasi. Galit išeiti iš čia, bro. Šis iš čia.
tai toks visas, kad tu darai fake streamą, įsivaizduojama, nes... Palauk, nebegaliu skaityti, nebeįskaitau, nes mes nematom komentarų. O, ačiū, kad priminei. Nematot komentarų todėl, nes... Nes todėl, žinot, aš išjungiu, bet ant kompo esu pasijungęs ir aš matau. Na, tai jeigu aš jungsiu kamerą, tai tada čia, žinot, bus blogai. Bus numeris. Įdėsim fancy duris. Nu, įdėsim tokias, kokias Edvis dėjo. Aš manau, eis patarimas, kurio aš nelabai norėjau, bet pasirodo jis yra reikalingas. Ir tai yra iš kukurūzas. Va taip padėti, kad atrodo. Parsivesk gyvūnus maistą. Va taip vat. Aš neplanavau. Tad mes neturėsim pasirinkimo gyvūnus visgi išžudyti, bet aš juos pridėsiu, tad pagalvosiu daugiau. Viskas nepamiršti, paspausti liko prenumeruoti, jeigu dar nesate padarę, tai aš nežinau, gyvūnų žiūrovų Taigi sveiki sugrįžę prie Minecraft Hardcore 5 dalies. Ir šį kartą aš esu lygiai ten pat, kur baigiau praeitą kartą. Tačiau aš jums turiu ką parodyti, kas yra tiesiai paslėpto po šitų daiktų. Ir tai yra creeperis. Aš pagavau creeperį ir aš jį ten įkalinau. Buvau prieš porą dienų, tad štai jums kadras pagavau creeperį. Čia štai creeperis buvo palei mano namą. Creeperį, ateik. Yes. Ne. Aš su juo turiu planų, jeigu pamenat, kaip aš gavau pirmą kartą mano rosinį tegą, aš pasakiau, kad aš turiu labai tokią gerą idėją, kam aš noriu panaudoti, tai aš norėjau prisijaukinti creeperį. Aš nenoriu nueiti per toli nuo namų, kadangi aš bijau, kad jis despawninsis, tačiau žinokit, aš jam duosiu vardą, kad jis telimtų. Ir mes šiandien kanale turim štai tiek narių, kiek matot ant ekrano, būtent šiuo metu, kai iš šitų filmų yra 14, tad iš tiesų yra labai smagu jums spaudžiat tą prisijungti mygtuką ir tampat nariais. Ir jeigu kažkas dar to nesate padarę ir norite tai padaryti, tai drąsiai galite, gausite tokį fancy žemėliuką prie savo vardo ir gausite fancy emodžius. Taip yra, jeba. Padaryti anvilį, tai aš nelabai atsimenu, kaip reikia padaryti. Man rodos, man reikia 3 iron blokų ir man reikia daryti dar va štai va šitą ir va šitą. Beautiful! Padėsiu anvilį kažkur tai va čia daryti mane. Ir dabar aš kaip sudarinti tagus, vienas bus arkliui, kitas bus creeperiui ir man reikia iš sniego. Labas rytas! Jeba, turime mes bičių. Pavadink arklį beautiful. Duoti creeperiui vardą, tokį vardą, kokio creeperis neturėtų, tai būtų Kazitas. Dabar reikia patikrinti, ar tas creeperis... Taip, tu, nieko aš nepirksiu iš tavų. Ar jis čia vis dar yra? Ne. Lopas, locha. Jeigu
jeigu aš atidarysiu. Va, ja, ten jūsų avilys. Aš iš viso lenda. Jos bent lenda į tą avilį. Nes man atrodo, kad ne. Senus kol kas padėsiu va štai čia, kad tu galėsi iš jos sujungti, jeigu norėsi. Lįsk. Dabar, žinokit, mano planui iš tiesų kaip išgalinti kryperį. Man iš tiesų reikia pirmiausia atrasti kryperį ir man reikia dar atrasti būdą, kaip jį atgabenti į bet kokią kalėjimo kamerą, kurią sugalvosiu. Jeigu aš įkalinčiau kryperį va štai ateitų pas save namuose, pavyzdžiui, tam aš turiu keletą realiai idėjų. Sumasčiau, ką noriu padaryti. Įkalinsiu kryperį čia kažkur tai. Tačiau man, žinokit, vėl reikės iškeliauti, kadangi man reikia, manau, Minecarto. Aš manau, kad man reikia kažkokiu būdu. Žiūrėk, va, čia. Atvesti reilsus ir jį įvesti į kalėjimo jo būsimą kamerą ir dar man reikia apskritai duoti integą, jo neištaškant ir man nemirštant. Aš jam netgi gražias šis sienas įrengsiu šiam kryperiui. Ir reikia sumasyti, kokiu būdu aš įstengsiu, galvoju, iš tos pusės kažkaip reikia. Ir taipogi aš nesmaikiu lanterną receptą, realiai aš nesmaikiu, darosi va štai va taip va. Ir aš manau, kad aš netgi lanterną įdėsiu į kamerą ir aš labai tenai šį gražiai netilps. Manau, padėsim va štai va čia va tokį va ir va čia va lanterną padėsim. Kryperis turėtų būti va štai va šitoj va vietoj gaunasi. Man dabar reikia išsivesti kelią laukan iš čia. Man iš jūsų reikia dabar pagauti kryperį, čia sudėti reikalus ir jį atvesti į savo... Kur kitos bitės? Kas čia buvo? Aš jį girdėjau. Ar jūs suvalgėt tas kitas bites? Oh my gosh. Man atrodo, čia tas Wonder... Ne, jos lenda ten. Man sakė kažkas, kad toksai yra. Aš žinau, kad jis yra, bet aš nežinau, aš jį galiu sutikti ir save. Jos ten lenda. Ir kažkas užsikrėtė. Realiai galiu, aš turiu jo lamas realiai. Pavogtą tai žinau. Gerai, visų. Aš nežinau, ar man jo reikia, bet nu čia jeigu nenusipirksiu aš jo, tai man pasakys, galėjai tam ir tam panaudoti ir jisai labai retas galbūt, tada paaiškės, aš nusipirksiu ir dar lypsiu, tai dar taip, aš pirksiu iš tavęs Blue Eyes. Aš save keisiu nieko, tai paimu, aš pirksiu iš tavęs juos du, aš juos tik du įperku realiai ir man dabar reikia tave nužudyti, nenužudant planą. Gerai, pastatysim. Mes kažkur tais... Palaukit, aš girdžiu bičių labai daug. Man atrodo, prijaukinau, gerai, prijaukinau abi lapas, kas yra gerai. Kur tu spjaudės, aš net prijaukinės gi. Kaip tu tam spjaudai? Neįsivaizduoju, bet man reikia padaryti čia. Į mano šunį spjaudai, kur neužduoju? Mano šunys iš namas. Palikit! Ne. Jo, Hebra, ten pilnas avilys. Ne, jūs išskris. Aš debilas. O, wow. Nu, uždengsiu. Namo! Tu dink! Dink. Girdėjai? Dink. Medus. Medus. Ten vienas plaukia netgi vandenį, čia prie žuvų. Dabar aš galiu prisijaukinti vėžlį. Nežinau, aš galiu, bet aš noriu vėžlį. O tam čia vėžliukas plaukia iš tos reikia daug vėžlių šitą. Dabar galvoju, šitas galėtų. Čia mano vėžlys. Aha, jis skris laukų. Turi medų. Gerai, aš nerandu tų nuo medžio. Prie mano... Radau endo portalą. Tai man reikia irgi sniego, čia Stasi niekur nepatė. Tai turim čia čestą palaukai. Curse of Vanishing ir Protect. Nebus labai toli. Čia turim žiūrėti porą laikrodžių, bet tą auksą negaliu. Gaudo jumis. Bum. Yra žmogus. Kaimelis, ar čia tas pats, kuriam aš buvau, ar čia kitas? Man atrodo, čia tas, kuriam aš buvau, palaukit. Jo, lyg ir.
portalą, jo. Čia yra lavos. Aš vėl turėčiau, kad niekam nenueitų lavą. Kaip čia? Čia daug lavos, aš ją užgesinsiu. Opa, ir paimsiu dabar auksą. Jo, smėlį pažiūrėti, okei, radau, tobulą. Čia šiaip prie pat buvo tas portalas, kaip aš nemačiau. Toliau jau pro antraškai klapės, turbūt yra vynas. Man rodos jau matau, man rodos kažkaip va čia. Ir va, man rodos čia jo net matau galvos. Man atrodo, šiek buvau išmetęs, man trūko dėl... Po 2 telpa į vieną. Ar čia buvau išmetęs jau kažkiek, tai 9 pasirodo, okei. Leidžiame dabar prisirinkti kiek įmanoma daugiau. Šiaip nežinau, kiek man jų reikės, bet žinau, man jų reikės dar daug. Ir iš karto sniperis, man tavęs reikės, aš tavo brolį įkalinsiu, žinok, aš tavo brolį įkalinsiu, tai tikrai. Čia graberis, dabar eisiu ir rinksiu, kiek daug reikia. Čia tas spawneris buvo. Jūsų tai man nereikia, aš noriu, kad man nesumotų. Labas, bitė. Tau reikia avilio. Imk. Noriu avilio. Tau reikia avilio. Gaila. Ateik. Bai. Ateik. Ko tam? What the fuck, ko tam? Va. A tau gėlyčių dar reikia. Užmiršau, kad tau reikia gėlyčių duoti. Gali atsibosti kažkas. Man nerūpi, kad tau atsibosti. Nori? Imk dar. Na, papy. Einam namo. Einam. Tave gal pamaitint galima? Ne, negalima. Einam. Einam. Ateik. Einam. Nu ateik. Čia. Leiskis. Taip, gerai. Šunolė. Viskas. Priviliojam atgal. Blemba. Nu ne. Viskas sugadinau. Dabar taip krypė kalėjimas. Čia bus paskutinė vieta, jo, okei. Tai man dabar reikia dar pašinau labiausiai, okei. Tai žodis procesas iš tiesų vyksta, jeigu pagausiu kryperį, iš skiriusiu čia atvesti. Gerai, padėsiu to Hebra, nu ir kas, Hebra? Bro, Hebra, nu ir kas? Jeigu čia kažkur skraido bitė, tai jos namai bus čia. Nes gėlių nebeturim. Girdžiu tą bitę jau. Ai ne, aš girdžiu iš čia. Taip, sugrįžo jūsų draugė. Gali būt, kad miega. Daugiau medaus, Hebra, tau. Ar dabar užvažiuos jisai ten? Pažiūrim, važiuoja, taip. Ir iš čia sustoja. Tai aš tada padėsiu čia paprastą. Tada padėsiu balą. Ne. Gerai, jis nuvažiuoja į balą ir sustoja ten ir nuvažiuoja. Jis ten nuvažiuos, ir aš uždėms, kad jis negalėtų išvažiuoti. Gerai, dabar aš dalyko laukti. Turim krypės pastus. Turim ten zombį, kuris mane mato iš labai toli, bet ne kryperį. O man reikia kryperio, ne zombio. Aš zombį kalint nenoriu. Gal kažkas aišku zombį kalinti, žinokit, tačiau aš visiems noriu labiau gerokai kryperio negu zombio. Zombį yra per lengva. Kryperis, labas, kryperi, 3 kryperiai. Man reikia tik vieną, nu bent jau turiu porą bandymų, kas yra gerai. Ir man dabar reikia šitą kryperį atvesti ir aš net nežinau realiai, ar jis iš tiesų gali įsėsti. Va, skeletas, tai žinokit, čia yra negerai. Skeletas čia aš nelabai noriu. Čia skeletas yra ne per geriausias dalykas. Merkvelnės, okei, kryperis. Tada ateina kryperis ir kryperį, eik į minkartą, kryperį, prašau, eik į minkartą kažkokiu būdu. Jie bent jau gali likti minkartą, žodžiu, aš net nežinau. Ten yra drown zombis vienoj vietoj, ne, čia yra nuskendęs zombis. Kryperį nesprok. Kaip man įtalpinti ant kryperį? Tu tai mirk, nes man tavęs iškai čia nereikia. Gal jis turi būti važiuojantis, palaukit. Kryperis, jis kitą durną minkartą. Antras kryperis, o ne. Gerai,
Čia blogai darosi. Vieno iš jūsų nereikia. Vieno iš jūsų visiškai nereikia. Man reikia paimti šitą. Opa, nesprok. Ne. Nu, mainkartas dingo. Tai jau negalima įsudinti. Taigi parašiau light. Turim naują mainkartą, žinokit, aš bandysiu galbūt įvažiuojantį mainkartą. Va ko man reikia. Taip čia. Man dabar reikia kažkaip tai padėti ant reilų va ten va. Ir kad jis eitų pro tiesiai nuo tos pusės link manęs. Dabar taip, jisai turėtų eiti va čia va. Jis nelabai ateina va čia va. Ar jis dabar eis ant reilų, žiūrim, ateik ant reilų. Ateik kryperį ant reilų. Okei, eik reilais, eik reilais, eik reilais. Ne! Jis net nelipa ant reilų, sudanai pastebėjau žinokit. Dabar jeigu pavyzdžiui aš čia, tai dabar aš va čia va. Jis net neina kiaurai reilus. 1, 2. Ten dar vienas kryperis yra. 1, 2. Tas taikas nesprana, reikia sulaužyti mainkartą. Įlipo! Tada čia. Įlipo kryperis į mainkartą. Jos! Tave galiu nužudyti. Tavęs nereikia. Tik dabar klausimas, ar jisai 1, 2. Gerai, čia per vidurį. Jis gali. Gerai. Nesprok. Aš galiu po jo apačią padėti reilsus. Gerai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Čia bus. Va. Viskas, dabar čia šviesu. Tada būna va taip, ir jis automatiškai nuvažiuos į ten, jau ištestavau, realiai veikia. Tai dabar problema bus vėl, kaip aš į ten įkišiu kryperį. Prieš tai aš įkišiu kryperį. Man vaidenosi, kad kažkas stovi grynais už manęs. Turėsim porą scenarijų, kaip mes šį galim padaryti. Vieną dabar paliksiu tiesiog besivažinėjant ratu va taip, va. Gal į tokį įlipti kažkokiu būdu, galbūt sugebėsiu planom nustumti iki va ten. Gerai, vėl ieškom kryperio. Šarvuotas skeletas labai jau. Kryperio niekur nėra. Čia gal dėl to, kadangi aš čia torčio palikau šitą vietą, gal torčio galbūt pašalinsiu. Opa. Kryperis kaip tik kryperis, okei? Aš tavęs ieškau kryperį. Man reikia, kad tu įliptum į judantį mainkartą, būtų geriau. Jeigu įliptum į judantį mainkartą kažkokiu būdu. Nežinau, galbūt paroda, tu neįlipsi judantį mainkartą pasirodo. Okei, antras kryperis. Turim 2 kryperius. Vieną galiu pašalinti, tavęs nereikia. Okei, užmušiu vieną, okei, dabar antras. Antras įlipti iš to mainkartą kažkokiu būdu. Įlipti iš to mainkartą. Nežinau kaip, bet o dar vienas kryperis. Kur čia Peteris rado? Aš čia galiu mirt. Aš buvau be skydo. Bet tas kryperis mainkartę. Okei, važiuok ten. Aš nuvežiau kryperį, yes. Gerai, jisai ten. Kazimieras, nesprok. Dabar turim Kazimierą, su nim tegu, okei. Dabar aš tave čia turiu uždengti, turiu išgriauti dabar aš čia reilsus visur. Gerai, žinokit, čia kol kas paliksiu reilsus rytės. Opa, medus. Reikia, va čia va. Dabar reikia tos sutvarkyti, aš nesu. Okei, dabar jis ten. Man reikia varžu, kad ten iš galo realiai padėti stiklą vieną. Bičių nebėra. Gali būt, kad mirė. Reikia jis paidėtų truputukai prieki. Aš ten stiklą pamiršau padėti, jis ten turi per daug vietos. Bet girdit bitę? Čia apačiui dėl viso ko palauk padarysim taip, man rojo, jisai dabar... Gerai. Bitę girdit, bet bits nėra. Mes esam saugioj zonoj. Čia tai pamatai, čia nusileidai, čia mano namai, bro. Ant tiek įzdė, bet tu nežinai. Mes dabar turim būtinai įsimiegoti. Turim Kazimierą, turim savo... Oh my god, kaip buvo sunku čia įvesti, bet įvedžiau. Dar ten turim vieną kryperį, bet tas nereikia kryperį. Dabar reikia žinoti, kad man visą ką padarau, kaupant kryperį čia gal. Aš vis dar negaliu patikėti realiai, kad aš sėkmingai įkalinau kryperį vardu Kazimieras, prie kurio ten vis dar yra tie dalykai. Gerai, jis pajudėjo, bet ne per daugiausiai. Gerai, žinokit, man dabar ką reikia padaryti, man reikia vėl grįžti prie to kaimelio, kadangi labai daug pasakė, kad praleidau bulves. Ale jos ten buvo, tik aš jų nemačiau. Tai aš nežinau, ar čia mane trolinat, ar ne, bet aš grįšiu į tą kaimą dėl jūsų. Su Stasiu, Stasy joja. Ką čia man reikėtų ką nors tiltų, ką pasidaryti, čia aš labai... Čia man kažkaip per tą vandenį prabėgti vis labai nefainai yra. Aš grįšiu į tą kaimelį ir jeigu ten nebus bulvių ir atrodo, kad čia mane trolinot, tai aš rėksiu. Ir aš pamatau pasipelydą, bet tikiuosi arklys niekur nedings, bet kuriuo atveju. Donatas žaudžiu bulvių metų tiesiog sėkmės. Bet aš patikrinau su Let's meet some. No. Aš čia dėl jūsų grįžau, o man melavo, tos
kąsnagiai, bet palaukit, radau čia fainą bloką. Aš nenoriu, aš sutryptus tos jėgus, čia nėra tų bulvių, einu aš namo. Aš vėl namie, tik blogai, aš nenorinkau fermo, aš vis pamiršau tas fermas turim. Aš žinau, pažiūrėjau, ar Kazimieras netinka. Tas manieras, ar aš žinau, ar Kazimieras, ar vis dar savo kalėjime. Tad Kazimierai, ar tu vis dar čia? Jo, hebra, Kazimieras yra amžiams dabar kalėjime. Ir aš planavau, galvoju, žinau, kad per šitą epizodą padirbėti, bet aš nelabai jau tam turiu laiko. Labai ilgai aš tuo krypiriu žaidžiau. Tačiau aš vis skaitau, kad žiūrėjau, kad tą kauptuką, ar ten kaptuką, aš nežinau, kaip vadinasi, kuris turi silptoks, aš galėsiu nueiti ir padaryti iš tiesų, na, tuos avalius, aš galėsiu atnešti čia, ir galvoju, aš galbūt apsiderti savo šias formas, nežinau kaip, bet galbūt apsidersiu kitaip. Va, auksinis kauptukas turi šilko Hebra, nekreipkite dėmesio čia į šitą. Čia labai yra gražu. Kadangi aš neturiu nei morkų, nei bulvių, tai sudinam burokėlius. O atsodinau, dabar liko man dar nusirinkti visus moliūgus ir arbūzus. Na va, ir dabar kaip prieškai. Hebra, bro, jūs irgi galite čia taip daryti. Ir žiūrėkit, aš noriu patestuoti, ar aš ant to asiliuko iš tiesų galiu uždėti tą čestą. Man atrodo, jie gali čestus nešioti. Ir ne. Čia rimtai. Sutrypė tas asiliukas mano moliūgus. Gerai, ar aš galiu tą uždėti čestą kažkaip tai? Jo, galiu, cool, okei, dabar. Jeigu tos, jo, mes dabar turim dar šiek tiek vietos asiliukyje, tai galėsim mes tada jį kažkur temptis, jeigu kažkur reikėtų daug vietos, tai gali žiūrėti. Gerai. Aš praktiškai po visus komentarus nuo pastarojo video ir po to video aš turiu vieną komentarą, kaip patarimų, kuris man iš tikrųjų labai patiko. Kristupas parašė, jis parašė, kad klausytis tavo šarvų susidėjo, yra per daug to, aš kažkaip sutrumpinsiu. Tikrink savo šarvus. Ne, Hebra, melavo. Man nemeluokit, popžiui meluot galit, bet irgi nedaug. O man tai irgi negalima meluoti, nes aš rėksiu labai stipriai. Let me song, let's na 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 na. Bro, čia buvo Klostonas. Kaip čia? Torch. Suka apidonė popper. Kažkaip balkonas, vaisin brikas. Razinos brikas. Taigi sveiki sugrįžę prie dar vieno Minecraft hardcore epizodo ir mes esame prie 6 dalies. Ir kiek aš naujų dalykų realiai. Gerai. Darysim automatinę. Turime dabar čia ir jis Kazimierą, ten parašyta va Kazimiero kamera kalėjimas. Na ir mes su Kazimieru norim padėkoti visiems kanalo nariam, kurie prisijungė prie narystės. Ir jau yra 20 tai žiauriai cool. Ir juos šiuo metu ant ekrano. Na, o jeigu norite prisijungti patys ir dar tą komentarą, tai prisijungti Joy, ir galite padaryti ir gausite abonamų, nes taipogi fancy ženkliuką prie savo niko. Na, tai turim vieną šunį čia prie mūsų patarimų lentos, žinoma, ir taipogi iš jų ką turiu plaukę, o čia tai žinau, kad gal nustepsit. Tačiau jūs pažiūrėkit į mano fermas, oh my gosh, tai kiek pasikeitė mano fermas. Ir pradė kartą, kai aš filmavau video, realiai aš norėjau pereiti į va tavo pusę ir aš pagalvojau, kad man čia reikia tiltuko. Ir po to, kai aš baigiau filmuoti, aš pagalvojau, o jeigu net tiltukas, o jeigu tunelis. Žinokit, aš padariau tunelį, kuris eina tiesiai į fondą, ir išlenda kitoj pusėj. Dar Let me song, ir dar šiek tiek praplėčiau savo ribas. Tai štai, kad realiai turėtų augti bulvės ir morkos, tai kad aš neturiu morkų. Tačiau aš padariau vietą ir dar padariau arklidės, kuriuose yra lava ir asilas. Tai čia gal asilidės, lamalinės ir arklidės, jo. Ai, dar atsidžiau buvo kailų, aš turėjau realiai 4. Jos buvo kažkur tai variantą, aš turėjau ten tuos lydus ir atsidėčiau. Tačiau realiai atrodo, kad padariau daug, bet ką aš padariau, tai iškasiau tunelį ir pakeičiau tvorą. Tada šiek tiek padidinau tvorą. Realiai aš padariau realiai nedaug, bet atrodo, kad buvo valą. Jeigu tai man iš tikrųjų iš tiesų trūksta kūno, daug oro, ir tada yra skylė, man reikėjo kažką. Aš galvoju, man baigėsi pagalvojimas, kad galėjau užkirsti skylėje. Ir šiaip, ką aš noriu padaryti, aš noriu įrengti, žinokit, bičių fermą. Tai aš perėjau per jūsų patarimus realiai ir aš manau labai daug gerų patarimų. Man reikės mano iš tų pavadėjimų, kadangi man reikės iš to atsivesti, nes pasirodo, jeigu aš painu anglių, jos tiesiog nesispamina iš oro. Tai man reikia laužyti. Pasėdivė nėra rožė. Man reikia pagaliukų šitų, arba dar galbūt... Nebus dvi rožės. Nu, Hebra. Pirmą kartą miegosiu lovoje.
Ai, ne. Let me son up. Čia enchantment table su redstone, kad jis būtų taip... Ką bitės veikia? Miegojo bitės. Aš padarysiu, žinokit, uždarą bičių kaip ir lauką. Man daug kas sakė, kad tos bitės veikia kaip bonilas iš dalies, kaulų miltai lietuviškai pasirodo. Tačiau, žinokit, vis viena aš bičių nenoriu turėti iš tiesų lauke, kadangi jos gali nuskrėsti, nors man daug kas sakė, kad jos nenuskrenda toli, arba jas gali koks... Jo, yra čia bitė. Mano šunimis, kurių yra visur, dar čia yra va šuniukas, ten vienas sėdi šuniukas, ten vienas prižiūri mano arklį su lama ir asilu, ir dar ten vienas arčiau prie išėjimo prie karvių. Tai aš pagalvojau, kad aš noriu padaryti kažkur tai bičių namelį, tačiau... Nu, hebra. Kur? Aš galvoju... Kur aš išeinu? Juk man reikia darytis daiktus čia. Tai aš šiek tiek, na, perkeičiau savo vandens sistemą, kaip čia vyksta tas drėkinimas. Manau, kad tai galbūt Gerai, čia. blokus drėkinant į metris. Dabar čia yra mažiau vandens, tai perėmus yra daugiau... Nu, dabar nedarysim tos automatinės fermos. Man džiaugiai keistai yra. Dabar taip, aš noriu bičių namelį. Laikama reikės patraukti gal visą namelį labiau. Čia turiu pakankamai visų ploto iš šitą pusę prasitęst, tas yra iš tiesų gerai. Galbūt, pavyzdžiui, kažkur tai iki va čia, va, tarkim. Man čia realiai reikės nukris labai daug medžių, nes čia visi kartais liečia. Kažką va iki va čia, va, tarkim, kol kas prasidės. Crafting table. Man turėtų užtekti. Dabar mano išėjimas gaunasi, kad bus kažkur tai Crafting. šitoj va vietoj. Man reikia vieno Crafting table. Man reikėjo. karvės į kitą vietą. Darysiu labiau sauses arčiau arčiau arčiau. Pas Edvi hebra yra dar aukščiau viskas. Pas mane žemė. Ir aš va čia va galvoju, va įrengsiu kažkur bičių fermą. Aš noriu Nu tokį va. kaip ir mažintą stiklinį šiltnamį padaryti. Man reikia apskaičiuoti, kokio čia dydžio aš galiu maksimaliai turėti. Jis kaip vienu bloku apsiskaičiau, man reikia trumpą patraukti sieną vienu bloku į tą pusę. Va dabar turėtų gauti, žinokit, aš suskaičiau dabar kaip turi būti. Čia karvėm yra, manau, pakankamai geras iš tiesų ir dabar susirodys labai normaliai. Va! Nu ką? Ir reikės šiek tiek parsiūtis. Čia reikės apskaitai. Man tai valgo koldūnus. Skanu. La, dar pusnus. Man tai kodėl bet vienas koldūns be mėsos. What the hell, kas čia per... Nežinau. Mamos man. Let me song, na, no. Man tai gal rytoj su Xbox varysiu. Varysiu. O gal ne? Kiek ką aš čia jumis erzinu, nekreipti dėmesio. Let me song, Palaukit to jau. Kylam čia į viršų, ir jos yra tos su žiedalui. Na, atrodo, jis į varvą, tada jis yra pilnas medaus. Tai gali į vidų surinkus. Dabar taip, man daug kas sakė gerai, mes sėdi papačią laužą ir reikia apdengti laužą treptorais, kad bitės neužsigautų ir paleidėjo, kad čia gali surinkti medų, bet čia medaus vis dar nėra. Aš girdžiu, kad ir nes bitės tokie išlindo, čia tai viena bitė, man reikia jų bent jau. Gerai, dabar paimsim mano šitą auksinį kautuką su šilko prisilietimu, gal galiu paimti. Dabar taip, aš žinau, kad mano laužo sudušė kažkaip sugriausti, aš tiesiog paimsiu jį su paukščiu, kuris sulūžtų. Aš turiu dabar bičių lizdas, nu kaip vadinasi, gerai, yra bitės, man dabar atrasti, kur Stasys dirbo, Stasy, ateik čia. O tai man reikia pagauti bitės ant šito pavadėlio, gerai, vieną bitę matau ten skrenda. O, kaip aukštai. Jeigu aš laikysiu ranką gėlę, man atrodo, bitė turėtų atskris pas mane. Jinai, man atrodo, ieško savo avilį, bet tam avilį čia nėra, tai skrenda labai toli. Kur tu bitė skrendi, aš tavęs labai noriu, jinai kažkur čia ką tik buvo. Va, bitė, okei, bitė. Gerai, bitė, skrenda pas mane namo, aš tave pririšiu, paro bitė namo. Bitė,
Bitė, gal visgi naudosiu aš šitą pavadėlį ant bitės. Ir aš turiu bitę ant pavadėlį, kiek tu graudžiai skambu, bet bitė ant pavadėlį. Bitė varom tik negelt man prašyčiau. Ir bitė, tu pamatysi mano požeminį tunelį. Super, duper, mega turbo, labai geras, gražus požeminis tunelis. To jau palaukit. Ir po to su smėliu mes darysim daugiau stiklo, aptversim visą tą šiltnamį ir po to galėsim pradėti įrengti tą fermą. Gerai, arklynę nuskęs. Tik tai, aš dabar esu 12 metų gylį, aš nežinau, kaip jis kvėpuoja, bet jis kvėpuoja. Realiai galėjau karštą tai pasidaryti naują. Jo, tikrai aš žinau. Gerai, Stasi, nedink niekur, aš einu kas smėliu. Man reikia nukasti smėlį kažkur nuo čia pavyzdžiui. Nedink niekur. Sudarosi. Pasidarysim va. Valgyti. Gerai, uždedam greitai paskutinius daiktus, armorus. Nežinau, tikriausiai, kad dar už kadro kažką darysiu. Tai va, už kadro tikriausiai padarysiu dar vienus šarvus, o gal dabar. Nu jo, darom dabar. Auksinį. Eik mažulė, kurgi leki, pasakyk, reikalus tvarkysiu. Gerai, kad mano planai Amelija nežiūri mano stream. Nes jeigu žiūrėtų į mano streamą, man būtų labai blogai. Jeba, čia filmas. Ei, kodėl tu mane papjovei? Reikės man pakelti jį realiai gana daug. Bet jau tie šie man baigėsi stiklas. Man dabar reikia dar gerokai daugiau. Stasi vėl varom į dykumą, reikia vėl smėlio, kadangi prieš tai nepasiėmiau kaštų. Tai viskai man atrodo, greičiau nueiti prieš. Ja, čia šitą vėl damage, tai aš blogai įmant, aš nesutvarkysiu. Tai aš tą pusę man atrodo, aš netgi greičiau. Taigi čia ir pabaigsim. Blemba nuimsiu šitą kordą, daug man tą kordą. Tai... Gerai, dabar einam kasti tą smėlį. Eilinį kartą. Man reikia žinoti, iš tikrųjų labai daug smėlio. Nesimaišyk darbo vietą, aš tau dar įtramdyti. Atsargiai Stasi. 3 gal. Duok man geriau pagaliuką. Duok tą pagaliuką. Duok tą pagaliuką. Tai jo, čia ir pabaigsime su šitais gražuoliais. Ir ačiū, kas buvot. Streamas bus gal po kokios valandos 2 gal bus ryte streamas. Ir laukit, greitai bus. Viso.